Ankstyvas sekmadienio rytas, tai daugmaž praėjo 3 savaitės po paskutinio video, kai važiavau taką aplink Vilnių. Tai šiandien važiuoju antrojo dalį. Planas parodyti, kas čia laukia ir smagiai praleisti laiką. O kodėl taip anksti? Tai dėl to, kad dabar tos didžiosios karščio bangos Lietuvoje ir Europoje. Šiandien žada 3-5 laipsnius. Tai važiuoju anksti, kad spėčiau, kol dar nekaršta. Šitą dalį turbūt daug kas esat važiavę palei Vilnelę. Nenustebinti jūsų kažkuo čia labai. Graži vieta, yra ką važiuoti. Yra vietų, kur nusivesti. Nu va, baigėsi miestas. Važiuoju iš karto į Belmonto mišką. Statu iš karto. Kasasi ratai. O čia va ženklai, kurių reikės ieškoti visą dieną. Takas aplink Vilnių. Iš karto kalnai, kalneliai. Gerai, kad atmyniau nuo namų iki pradžios, tai bent jau apšilau. Į dešinę. Dar dešiniau. Gerai sužymėta atkarpa čia. Po praėjusio video susilaukiau, kad daug kas sako, oi, nevažiuosiu tako aplink Vilnių. Galvojau, kad takeliai tiesiog miško, pasivažinėjimas lengvas. Tai ne, viskas yra taip blogai. O dabar turiu gražų miško takelį. Platų, be krūmų, be nieko. Bet žinau, kad šiandien ateityje laukia visko. Bet koks gražus apšvietimas. Visą laiką yra pamoka, kad nelėkt kažkaip labai miške, kur taip tiksliai nežinai, nes gali taip nespėt sustoti kažkokį medį nuviltus ir dar kažką. Greitai smagu, bet reik ir su protu. Per pievas šlapia, nors nelyja, bet rasa iškritus. Ir išlendi ant Belmonto tilto. Visas vas žolėse aš. Bet užtrankėlę.
žmonės, jei pasisveikinti. Labą rytą. O dabar palei Vilnelę. Turbūt jau po pirmos dalies supratot, kad tokia aplink Vilnių yra visai nemažai laiptelių. Tai galit važiuot, galit nusistumt, bet aš renkuos važiuot, man taip smagiau. Dabar bus kalnas į Pučkorių atodangą, tai atsimenu aš jį, tai žinau, kad reikės stumtis dviratį, tai nieko ne per daug nesitikiu. O va ir tie laipteliai į Pučkorių atodangas grožį. Tai esu jau ant Pučkorių atodangos. Negaliu sakyti, kad įmyniau, įvažiavau, tai labiau ir myniau, ir įsistūmiau. Tai dabar jau kiek atkarpa L2 baigtas yra šiandienos tako aplink Vilnių. Liko dar berods 3 ir dabar laukia Rokantiškės, Liepkalnis, Gariūnai, nu ir namai Lazdynai, Karoliniškės. Dabar esu kitoj pusėje jau. Naujosios to Vilniaus plento. Ir čia važiuoju lyg ir į Rokantiškės turėčiau. Ir tada kažkaip išlysti Rasose Liepkalnyje. Ką kol kas galiu pasakyti apie šiandien dieną, kad tikrai paprastesnė ir kiek gražesnė net. Tokie takeliai, kaip daugiau žmonių tikėtųsi, platus, va miške, yra siauresnių, bet kol kas nieko tokio, kas būtų panašaus į praeitą kartą. Tai smagu dabar. Šiaip negaliu nefilmuoti šiandien, nes šviesa, tai vau kokio grožio. O šiaip stengiuosi filmuoti labai pasirinktinai, nes tik vieną GoPro bateriją turiu. Aną kartą važiuojant nusėdo, nepavyko iki galo nufilmuoti viską. Tai šiandien bandau išvengti tokios klaidos. Šiaip tikrasis nusileidimas čia yra per laiptus. Nu, aš esu leidęsis visą laiką leisdavosi palei laiptus, bet šiandien žiauriai apžėlė ten viskas. Tai parodysiu jums, kur yra smagesnis nusileidimas. Čia jeigu dviračiu. Apsisukam nuo laipto. Garminas sako, kad ne tas kelias, bet nieko. Išlysim vis tiek ten pat. Tai paminam šiek tiek atgal. Tikrai nedaug. Čia kairiau ten pat, iš kur atvažiavot, gaunasi. Nusileidžiam droperį, jeigu turit. Čia tada žemyn. Ir čia tikrai smagiau. Dabar tikit, kad smagiau. Kaip smagiai į krūmus įlėkiau. Tai va, žemyn čia. Ir nusileidom ten pat. Ten va laiptai ateina. Tai labai gerai alternatyva tam maršrutui, jeigu dviračiu varot. Dabar laukia ilgasis mynimas į Piliakalnį čia.
palei naujosios Vilnios tą kelią. Smagu, kad jisai yra, nežinau ar smagu, bet lengviau, kad jisai yra dabar asfaltuotas. Klausimas kaip toliau. Nes anksčiau tai buvo palaido smėlio. Bandysim užvažiuoti. Nu jau kalno viršus. Tai visgi nebuvo asfaltuotas. Kaip ir anksčiau likęs akmenukai skalda. Šone yra toksai mažas single trackas. Tai va juo ir važiavau. O jau žemyn darosi įdomiau. Koks staigas. Yra tiesiog daug tokių pravažiavimo miško keliais, plačiais tokiais. Biški per pievas, bet ne per daugiausiai. Tai lyginant su pirma dalim, maloniau. Tikrai. Šiaip labai daug kas miške krebžda. Gal gyvūnai, paukščiai. Tai nejauku būna. Po ilgo laiko pagaliau asfaltas biški. O tai paskutinį kartą ant asfalto buvau... Kada buvau? Paupy tik tai, kai iš miesto išvažiavau jau. Tai tokia tikrai miškinga atkarpa buvo. Be jokių išvažiavimų į civilizaciją. Neilgai truko ta malonioji asfalto dalis. Greit reikėjo pasukti į mišką ir tada minimas į kalną. Toksai gudus miškas čia, sakyčiau. Ir priekyje matosi ženklas, va. Tako aplink Vilnių. Matomai bus nuo kalno žemyn. Jo. Čia yra visą laiką džiaugsmas. Reikia nepralėkti posūkių. Gerai, kad yra Garminas. Aną kartą pasakiau, kad labai svarbu čia navigacija. Nes lengva paklysti ir tada klaidžiosit. Viskas, ką matėt, buvo Tuputiškių geomorfologinis draustinis. Ir iš karto iš jo pasakė kažkokiais grįstais akmenim žemyn. Čia jaučiu gali būti tas Vilniaus žymusis serpantinas. Jo. Čia visada svarbu nepaslyst ant greičio, nes draugas yra paslydęs. Griuvimas gavosi kaip Tour de France. Pasekmės irgi panašios, tai reikia atsargiai. O tai paskui mėnesį gydysies nubrozdinimus tokios. Oi, dušai, tai būna blogai. Oi. Nelinkiu jums sužinoti tą jausmą, jeigu dar nežinot. Va, serpantinas baigėsi ir asfaltas gražus žemyn.
Nu va, įvažiavimas į Rybiškių draustinį. Aš tai vadinu Liepkalnio apylinkėm. Tai po šitų laukia Paneriai ir Gariūnai. Čia kaip matau iškart žemyn, lygtais čia. Susivilginau rankas miškui. Nuo kalno visada smagu lėkti, bet į kalną nemėgstu jau. Aš minti kalną anksčiau, kai XC važinėjau daug, tai sakydavau, o kitiem ką negalit užminti, bet dabar pats nebenoriu. Smagiau nuo kalno negu į kalną. Žiauriai tamsu, matomumas tai prastas, bet galvoju, čia man kur labiau, į viršų ar žemyn. Manau, kad ir ten įmanoma, praradau greitį, tai reikia dabar žemyn. Ai, ja. Pagalys. Linda. Važiuoju toliau. Nu, šiandien jo tokia žvyrkelių diena. Yra čia Liepkalnių tų kalniukų, tikrai ką paminti, ką nusileist, papuškuot. Bet šiaip tai pagrindė va žvyrkeliai. Toma ilgam va, nelabai, dabar į miškelį. Naujininkai lieka užnugarį, o prieš akį Paneriai. Tiesą pasakius, mano nuomonė, pati sunkiausia atkarpa liko Paneriai ir Gariūnai. Tai pamatysit, kad ten tikrai bus ką veikti. Tai šiaip va Paneriai pasitinka tokiais gražiais takeliais pradžiai. Bet neužilgo pamatysit, kodėlgi aš taip jų visą laiką bijau. Nes čia tikrai yra kas veikti. Wow, medžių nepamačiau. Gerai, kad spėjau, pažiūrėt, būčiau galvą nusikirtęs. Kur mums rodo? Žemyn. Hop. Paparčiai. Buvo ir dilgėlių, norėjau sakyti gerai, kad ne dilgėlės. Hop. Važiuojam vėl į mišką. Kaimynas irgi. Smagiai. Vieta pavojingai, bet čia dar ne apie tai, apie ką aš jums pasakoju. Nežinau, ar matosi statumas. Bet čia apie tai, ką kalbėjau, tokie vat smėlėti šlaitai, labai statu tikrai. Važiuoti čia, nežinau, aš tai negaliu užvažiuoti, nečiau matyti, kaip kas užvažiuoja šiaip tai. Tai dabar laukia geras nusileidimas, labai statu. Tai paimsiu jūsų savimi nusileidimą, iš visų kampų nufilmuosiu. Bet daug kadrų negaliu padaryti skirtingų vietų, nes labai sunku stumdytis čia yra. Nu, palikau kamerą apačioj. Pats užlipau į viršų. Tikiuosi, kad jums pavyks parodyti, kaip čia statu. Važiuojam.
Tai čia vėl laukia tas pats stumimas į viršų, tik ne taip stačiai. Nusifilmavo ir kaip žemyn lipu. Tai nuvažiuoti dviračiu lengviau negu nulipti. Dabar, manau, suprantat, kodėl sakiau, kad čia yra tikrai ką veikti, nes toks nusileidimas yra ne vienas ir užstumimas toks yra ne vienas. Tiesiog nefilmavau visų jų dėl laiko sumetimų. Per anksti aš ten pasidžiaugiau, kad baigėsi tos kalvelės. Pasirodo, ne. Tai va matot, kad turbūt čia paneriai sunkiausia fiziškai dalis yra. Dar gariūnų sustumimas bus, parodysiu jum, bet ten jisai tik tai vienas. O čia tai aukštyn žemyn. Ir čia tada lipi va, pabaiga ir ten vėl į viršų. Nu, stumiau tą, kur matėt ką tik, ir dabar žemyn va. Svarbu, kad niekas ant kelio nebūtų dar iškreipę. Ir vėl į viršų. Ten į gerą mešlyną įvažiavau, matėt. Tai va čia duoda savo važinėjimas enduro, trail dviračio, kad jau biškai techniškiau mokė važiuoti ir poziciją geriau išlaikai, nes jeigu būčiau važiavęs taip anksčiau, tai galėtų ir išmest mane į priekį nuo kompresijos tos. O dabar va vėl pasistūmiai ir vėl kartoju tą patį. Oi, kaip dirgina, jai. Bet kaip ten sako, nervam gerai, mažiau nervuotas būsi. Patikrinti šitą teoriją. O, ir vėl tas pats į viršų stumiam. Tai išvis smėlis va, kaip kopose. Nežinau, ar matosi, kad kaip kopose. Na va, aš vėl viršuje ir vėl žemyn. Amerikietiški kalneliai, kitaip ir nepavadinsi. O va, vėl tas pats. Kažkaip anksčiau šitoj vietoj nervuodavaus, kažkaip dingdavo motyvacija. Bet dabar tai tiesiog žinau, kad čia greit baigsis. Mėgaujuos tą dalim, kur žemyn važiuoji, o į viršų kažkaip tai po truputį užpuškuoju. Oi. Dar po šitų smėlynų reikia dviratį nusiplaut. Būtinai, nes kitą savaitę išvažiuojam su šeima į atostogas. Šiaip į naują šalį, kur niekad nekeliavę visi esam. Tai labai džiaugiuosi, laukiu. O dviratį šitą paliksiu stovėt. Tai reikia palikti švarų, gražų. Važiuojam žemyn vėl. Dar stačiau. Oi. Sunki vieta net dviratį užsistumt. Reikia perėti į kitą pusę. Nes kitoj pusės skardis toksai. Nėra kur eit pačiam. Tai gerai, vienareikšmiškai nubalsuota paneriai. Sunkiausia dalis. Fiziškai tikrai. Na, aišku, prisideda, kad jau diena artėja. Kiek čia valandų? 9. Ir 2 laipsniai. Dar esi karšta ir panku. Baigęs tos
smėlynės, kalvelės. Vėl dabar smagus miško takelis. Tai va, kai išvažiavai čia, pavažiavai keletą minučių, pamiršai, kad ten buvo sunku, prisimeni, kaip ten buvo smagu. Tai stoviu paneriuose, tai užkasiu tyrelę ir tada jau važiuosiu toliau. Ir sekantis dalykas, ką jums parodysiu, tai stūmimas į Gariūnų kalną. Ir prieš tai parodysiu, ką labai mėgstu, tai važinėjimą laiptais. Oho, kiek čia jų daug. Status. Wow. Smagus buvo. Dabar va esu Gariūnų dalyje. Nesenai važiavau į ją. Tai standartiškai miško takeliai. Kol kas platus. Nieko per daug sudėtingo. Čia kol kas viską, ką matot, tai yra piliakalnis Gariūnų, važiuot žemyn. Nu, okei, čia aš nevažiuosiu, geriau nusistumsiu, nes nežinau, kas ten apačioj. Gerai, kad ir nesumasčiau važiuoti, nes apačioj matau moteris užpakaliu varo ir slysta. Ir čia tai be šansų jau. Tiesiog reikia laikytis už medžio ir nešti dviratį. Čia dabar toks yra nusileidimas, o paskui bus užlipimas toks pat. Nu, gal ne toks pat sunkus techniškai slidus, bet labai labai status. Yra kas veikti yra. Gerai, kad nesumasčiau važiuot. Tai būtų buvęs šakės. Ojoj, ten kaip sunku žmogui. Užpakaliu šonais visaip. Negaliu sakyti, kad ir man lengva. Čia va bus blogiausia dalis, man atrodo. Ta moteris jau nulipo, džiaugiuosi už ją. O aš dar kankinuosi. Nu jau labai ne kažką aš čia varau. Esmė, kad dabar reikės ten per tą slidžiąją vietą varyti. Perėsiu net į tą pusę. Nors ką tu čia perėsi? Laikytis už šakos va reikia ir turbūt varyti žemyn. Tai dviratis net padeda, sakyčiau, šitoj vietoj. Pastatai šonu, užspaudi stabdžius ir eini žemyn, statai va koją, trauki dviratį, užsikabini ir varai žemyn.
Ir dabar iš karto į viršų. Čia. Ir bus Gariūnai dan. Dar bus nusileidimai keli žemyn, bet jau pabaiga. Nu, blemba žiauriai statu. Smėlis sausas. Sukibimo mažai. Dviratį stumi. Vargsti. Ui. Toks jau tas takas aplink Vilnių. Matot, kad statu. Dviratis man ties smakru blemba. Ir dar tie krūmynai, tai šiaip geriausia yra gegužė, birželis, pradžia. Tikrai ne Liepa. Kaip čia Liepa ne už kalnų jau. Reikės namuose nuo erkių žiūrėtis labai stipriai. Nu, nebedaug. Dar ta saulė. Tai šiaip netaip nusileidau nuo Gariūnų piliakalnio. Sunkiai užpuškavau, užstūmiau, užtraukiau dviratį į Gariūnų piliakalnį. Ir tai čia baigsiu antrą dalį, nes pradėjau Karoliniškes, čia jau yra Karoliniškes. Dabar parodysiu vieną nusileidimą, tiesiog kaip čia baigėsi viskas. O kai jūs jau žiūrėsite šitą vlogą, aš būsiu kelionėje Norvegijoje. Tai jeigu patinka toks turinys įdomu, tai sekite Instagrame mane. Ir jeigu norit nepraleisti ateities video, tai pasubscribinkit. Tikėjaus, kad krūmokšniai baigėsi, bet dėja, bet ne.